24 metų ekonominės klasės Kia su 1 litro benziniu varikliu ir 3 cilindrais. Dvigubai mažiau negu čia. Ir po šios Kijos įsėdus Lex aš nebenoriu sakyti, kad jis minkštas, patogus ir visa kita. Ir taip aišku. Nauja ekonominės klasės mašina niekada nevažiuos kaip sena premium klasės mašina. Čia faktas. Bet kuo man patiko šitas Lexas lyginant su Kia, kad jisai stovi žymiai patikimiau autostradoje dideliu greičiu, ypač prastomis oro sąlygomis. Vis dėlto čia yra sunki mašina, galas varomas, 2 ašių nepriklausoma važiuoklė ir jis suteikia tokį netikrą stabilumo jausmą, netgi važiuojant labai blogomis sąlygomis. Tarkim, važiavau per pūgą autostradoje ir visiškai nesijaučia, kad čia yra žiauriai pavojingos sąlygos važiuoti. Visiškai, tu važiuoji kaip atrodo ant asfalto. Kia, kita vertus, tokiom pat sąlygom buvo labai baisu važiuoti. Nes jinai pastoviai yra mėtama į šonus vėjo, pravaižos, nepravaižos, provėžos ir visa kita. Bet čia irgi pakankamai, klasių skirtumas, tai yra normalu. Bet vienas dalykas, ką atrodo atiduočiau viską, kad šitas Lexusas turėtų lyginant su ta Kia, tai yra dinaminis autopilotas ir elektrinė vairo kolonėlė. Ta prasme būtų, ideali mašina. Aš neatsimenu, kada jaučiau tokį komfortą, kai ta Kia pati prisistabdo, gazuojasi autostradoje, pati vairą suka, bet man atrodo, kad jeigu šitas Lexus turėtų šitas funkcijas, čia būtų, realiai viso gyvenimo mašina, ko daugiau reikia.